Stresas. Tai faktas, mes Čia? kompiuterį. Tai kokius jūs nupirkot likėjus? Tai reaguoja. Turiu. Normaliai reikėjo. Filmuoji? Aha. Čia, kad karūnas apšviesti deginam. Prieš naujametiniai tokie žiburėliai. O, išgesama bus. Rimtesnių reikia. Vodkė, šitą vyrukas su raudonas striukėm, apsidengęs veidą visą. Absoliučiai. Koks mafijozas. Mes stebi, žiūri, kas tokie. Būtinai informuoti iš kelių kartų. Girdisi? O kaip sužinojote apie visą leidimą? Kada jums sakė, kad jau viskas tikrai atleidžia? Prieš 5 Pirmadienį kokių 15 arba 20 po 5. O mes tai be 15. Ar per visą tą laiką su jumis dirbo, tarkim, psichologai, ar jūs kažkas konsultavo, ar jums buvo kažkokie teigiami pasiūlymai kitų darbų? Jūs nejuokaukit. Pagal įstatymą priklauso, aš tik Taip, mes žinom, kas priklauso pagal įstatymą, turbūt todėl mes ir nelikom čia. Jūs nesiūlė rūpų? Nesiūlė. Nesiūlė visai. Mes, pavyzdžiui, dviese iš Netėjo nieks padėkos už darbą, kad ilgus metus išdirbom. Jeigu grįžta kažkas atgal pranešti nereikia, atliks policija. Aš vaikus įspėjau. Nu, gerai. Su gėlėmis išeinat, gal merė padėkoja už darbą? Aha, padėkoja, net pamiršo, kad tu tokias esame. O šiandien vat merė kažką Nieko, net kaip įteikinėja lapelius, niekad nebuvo. Lapelius įteikė personalistė, nei viena vadovė nepasirodė, nei iniciatorė, nei parašą dėjusi vadovė. Niekas, nei administracijos direktorė, niekas. Iš viso niekas čia, kaip mes kaip kokie šiukšlės nusikaltėliai. Ne, mes nenusikaltėliai, mes žmonės turintys savo nuomonę. Ir aš labai tikiuosi, kad mes tą nuomonę turėsim visada. Dėl to, kad nėra baisiau, kai žmogus praranda savo garbę ir orumą. Ar ketinate imtis kažkokių žygių ar žingsnių dėl neteisėto atvežimo? Manyčiau, kad taip, įstatymas numato įvairius variantus ir mes pasinaudosim visom galimom priemonėm. Dėl to, kad mes iš tiesų, kartoju dar kartą, esam atleidžiami ne todėl, kad blogai dirbom, kad nesusitvarkėm su pareigom, o todėl, kad turim kitokią nuomonę negu leistina rajone. Neteisingai partijai priklauso. Nepriklausom jokiai partijai, bet suprantat, sveikiname su buvusiais kolegomis, su kaimynais, kurie mūsų netolimi kaimynai. Tai žmogiška, tai pavyzdžiui, žmogus dabar negali, jeigu jisai ne tos partijos, užeiti į kabinetą. Mes ir pasigėdom to žmoniškumo, kad būtų atėjęs sakė, kad čia reikia kažką mažinti, kad dabar nieks nieko. Tik tai pakvietė personalą. O jūs žinot, kas jūsų vietas užims? Aš Nieko dar kol kas nežinau. Bet jūsų etatai nenaikinami. Be abejo. Taigi išmokos tai lieka, funkcija. Tai aš apie tai šneku, kad žmonės jūs patys pašalpų ateisit, bet jūs aptarnaus, ar žinot? Iš nežinom. savivaldybės nei vienos funkcijos niekas neatėmė ir niekas nepanaikino nei vienos savivaldybės vykdomos funkcijos. Visos funkcijos išliko. Bet mes atleisti esam pagal etatų mažinimą, pagal pareigybės sumažinimą. Toks įsakymas, įsakymė šitai. Dėl pareigybės panaikinimo. Taip. Be abejo, pareigybė panaikinama, natūralu, kadangi visų skyrių pavadinimai pasikeitė, tai natūralu, kad pasikeitė ir mūsų pareigybių pavadinimai, kadangi mes visi dabar... Pareigybės, O pareigybės tik pavadinimas, taip.